Treneri kaip tas karkvabalis iš to seno animacinio filmo, taip sunkiai, bet trečiam kėliny įsibėgėjot, apie ką kalbėjot Rūbinėj per pertrauką ir ką pakeitė? Aš manau, mes apie šitą dalyką ne pirmą kartą kalbam, tai yra kontaktas. Mes atrodo patys gaunam smūgį ir tada pradedam boksuotis atgal. Tai norėtųsi, kad mes nuo pradžių jungtume tą aukščiausią pavarą ir duotume tą kontaktą, kokį davėm trečiam kėliny. Tikrai aš manau, kad davėm tam trečiam kėliny tokią kovą, kurią būtume davę ilgesnį laikotarpį ir galbūt tų kelių atakų užtekę persvert rezultatą mūsų naudai. 100% matėsi, kad šiandien buvot motyvuoti, nepaisant to, kad jau turi tą pirmą vietą turnyriniai lenteliai. Žaidėt be dviejų pagrindinių žaidėjų ir kiek patys šiandien norėjot laimėti? Norėjom, aš manau, laimėti. Aš dėl to sakau, labai džiaugiuosi, kad mes kovojom. Tikrai akcentavom tą, kad nebūsim ta komanda, kuri teisinsis, kad neturim tų žaidėjų. Mes neieškom tų pasiteisinimų ir sezono pradžioj, kai žaidėm be Aurelijaus ir be Mariaus, tai neieškom jų ir dabar. Tikrai einam su tuo mentalitetu laimėti. Aš manau, kad Sūduva niekada nebuvo komanda apie gerą kovos sudavimą, o apie pergalės. Tai tikėkime, kad tą ir pratęsim. Šiandien labai daug chaoso, daug tokių žaidybinių, ne visai švarių epizodų, kritinėjimų, pasitampimų ir taip toliau. Kiek sunku tokias rungtynės yra žaisti? Sunku, bet jos, manau, labai yra naudingos, jos mums padeda pasiruošti atkrintamosiams, manau, tiek mum, tiek Vilkaviškiui. Ir apskritai su Vilkaviškiu žaidžiam trečias rungtynės. Pirmos dvi rungtynės baigės 4 taškų skirtumų mūsų naudai. Šitos rungtynės irgi atkaklios, tai su jais tas žaidimo stilius visada panašus. Ir vis tik tai 2 kartus buvot prisidarę reikalų, 2 kartus grįžot iš labai sudėtingų situacijų ir kokias detalės pabaigoje nulėmė, kad šiandien tos pergalės neįsivežat? Aš manau, mums ant tų gerų atkarpų labai pritrūko kantrybės, kai mes jau lipom į tą viršų, kelias atakas iš eilės sulipdėm sėkmingas ir paskui porą vaikiškų klaidų, tas rezultatas vėl atgal, bet manau, labiausiai tai reiktų atsisukti į pirmą pusę.